Na, tai treneriai sveikinimai iškovojus bronzą. Iš 2 komandų jūsų viena vis tik nuskynė apdovanojimą ir sakykit, na, kaip jaučiatės? Sakykime, ačiū už sveikinimus. O, nu, tas gal aišku, ten, jeigu taip tiesiai šviesiai kalbant, gal su vaikais būtų maloniau, nes su vaikais dirbi visą laiką. Čia Hydraso komanda, mes tikrai, nuoširdžiai prisipažinsiu, nesitreniruojam, nesusirenkam pasižaisti. Čia tikrai vyrukai, sakykime, po rungtynių jie tikrai neina atsigavinėti, geriant mineralinį, ten kažkokius pratimus atlikinėti, o gal greičiau eina jie bokalą pakelti laus po rungtynių. Bet šiaip yra malonu, kad, kaip sakė Arnoldas, kad susirinkę tikrai prieš sezoną, iš visur surinkti, sakykime, atskiri žmonės ir labai malonu, kad pabaigoje sezono lemiamom rungtynėm susivienijo, taip, kad ir mūsų nedaug gal, bet, sakykime, galingai pabaigėm tą sezoną, tai vat, labai malonu. Na, sakykit, po vakar patirto pralaimėjimo pusfinalyje, ar na, ta motyvacija nekrito kovojant dėl bronzos, ar kaip sakykit, na, po to pusfinalio, ar nebuvo labai nusiminę, ar tiesiog šiandien galbūt motyvacijos sustrūko, ar priešingai kaip tik atvirkščiai Aš kaip ir minėjau vakar, kad jie jau vakar mąstė apie šiandien dienos rungtynės. Jie, sakykime, kad ir kaip aš ten gal bandžiau šnekėti su jais, bet jie patys nemąstė apie, kad ten galima kovoti su Timaka. Ne? Ir tikrai vakar tas matėsi, kad jie net nesistengė. Šiandien, kad ir buvo sunku, kad ir buvo visokių tai daug žaidybinio broko, kaip galima vadinti. Kažkaip susivienijom, įstengėm vieni kitus nuraminti ir sakau, ir kaip ir minėjau, mąstė jau jie vakar apie šias rungtynės, tai tikrai motyvacijos neturėjo trūkti, jau jie kaupėsi nuo vakar. Na, treneri, pabaikit, šis sezonas Hydraso komandai buvo ir pabaikit. Banguotas, bet malonus. Gerai, ačiū. Pirmasis sezonas Hydraso komanda, ir nesakyk, nekalbėsime apie rungtynes, bet tiesiog kaip jautiesi iškovojus bronzą, ar pasisekė sezonas ar ne? Manau, kaip debutantams pirmas sezonas puikiai baigėsi. Labai laimingi. Sakykit, ko tikėjotės būtent prieš šį sezoną, ar apie lūkesčiai pateisino? Gal turbūt per daug nieko nesitikėjom, kadangi komanda buvo suburta tik prieš pat pradžią sezoną. Net nebuvom žaidę kartu praktiškai visą komandą, tai taip į sezono galą susižaidėm truputį. Kodėl, kas įvyko, kad nepavyko? Tas pats kaip ir vakar, pataikymų procentas. Mes dvitaškius metam kažkur 30 kelis procentus, tritaškius gal apie 20 procentų, tuo tarpu varžovai 70 procentų ar 60 procentų meta dvitaškius. Tritaškius irgi žymiai geriau nei mes. Ir plus kova dėl atšokusių kamuolių, kur mes pralošėm 58-40, 18 kamuolių, va čia pagrindinės priežastys. Na, tritaškiai metimai, labai daug jūsų komandai išmetė tolimų metimų, sakykite, ar toks planas buvo, ar tiesiog? Ne, tokio plano nebuvo, ypatingai prieš ketvirtą kėlinį buvo visai, kad turi maštinti, kadangi jie turi pražangų nemažai, todėl gynyboje jau labai agresyviai negalės gintis, vietoj to, kad mes aštintumėm, tai mes pradėjom švaistyti tolimus metimus. To pasakai buvom persverę ir vaikinai jau... Čia yra jaunų žaidėjų bruožas, kada yra atkaklios rungtynės ir tu persveri ir tas didelis noras pabėgti jau, aplenktą varžovą 8-10-12 taškų pakiša koją. Pradeda skubėti su metimais, labai tas noras rezultato greitai. Va dabar ir čia pat. Ir va tas pakiša koją, bet tai čia visiems jauniem tai būdinga žaidėjim. Labiau patyrę žaidėjai, kaip ir, sakykime, Hydraso, jie protingesni, tegul gal jie ir labiau pavargę buvo, sakykime, jie vakar 2 rungtynės žaidė, kiek žinau, taip. Ir, sakykime, vis tiek, šalto proto daugiau turim nei mes. Mes tokie karštakošiai. Na, sakykite, apskritai pirmasis sezonas jums Bėgių lygoje, 4. vieta B divizione, kaip vertinti sezoną? Aš vertinu teigiamą vien iš tos pusės, kad mes patirties daug gavom. Nes vienas dalykas, kada žaidži su savo bendramžiais 15-16 metų ir kada žaidži su vyrais, kurie 26-30 metų. Tai čia pagrindinis mūsų laimėjimas yra pamokos, geros pamokos. Šitos rungtynės, pavyzdžiui, irgi labai gera pamoka. Labai gera pamoka vaikinam, kad vieną dalyką, ką aš šneku, tai paklauso, vienas patiki, gal kitas nepatiki. Na, maždaug treneriui reikia sakyti, treneris sako. Bet kada aikštelėje pamato tą, ką aš sakiau ir kas taip atsitiko, jeigu taip nedarėm, tai tada visai kitaip. Geriau vieną kartą pamatyti, nei 10 kartų išgirsti. Na tai, Rokai, sakyk, kokios buvo šios varžybos? Sunkios, labai sunkios, nes susitvarkėm daugumą gynyboje, po krepšių kamuolių nepasiėmėm. Nu ką, užbėgt, kaip mums jaunesniem, daugiau bėgimas irgi sunkiai sekėsi, kaip ir daugiau nieko. Kamuolių kovojimas daugiausia galėjome šitas varžybas.
Na, Drąso komandai rungtynių pradžioje įsiveržė į priekį, ne, tačiau antroje rungtynių dalyje pavyko jums perlaužti, panaikinti dviženklį deficitą, ar netgi įsiveržti į priekį, sakykit, kodėl nepavyko tą pakilę veidą ir viską užbaigti. Nu, šiek tiek laimėt norėjom, bet va, paleidom patį galą. Kas sunkiausiai sekėsi būtent šiuose varžybų varžybose? Kovo dėl kamuolių, manau. Tai daugiausia lėmė kovojimas dėl kamuolių. Nu, gynyboje galėjom taip pat daugiau pasistengti, manau.